Švarus ir gražus. Tai du žodžiai, kurie šį pavasarį įgijo naują prasmę Šalčininkų rajone, kai savivaldybė pakvietė gyventojus, įmonės, įstaigas ir bendruomenės burtis bendram tikslui – pasitikti šiltąjį sezoną tvarkingai ir žaliai. Buvo džiugu matyti, kaip susitelkė visi, nuo mažiausių darželinukų iki aktyvaus jaunimo ir atsakingų suaugusiųjų. Kaimynai kartu tvarkė daugiabučių kiemus, vaikai ir jaunuoliai rinko šiukšles pakrantėse, o įmonės griebė pernykščius lapus ir sodino gėles. Ši akcija tapo ne tik aplinkos gražinimo iniciatyva, bet ir bendrystės simboliu. Už dalyvavimą ir akcijos viešinimą socialiniuose tinkluose su grotažyme Šalčininkų rajonas švarus, savivaldybė padėkojo dalyviams žaliomis ir žydinčiomis dovanomis – azalijomis, gluosniais, medlievomis. Dovanos pasiekė darželius, mokyklas, Šalčininkų jaunimo erdvę, Dieveniškių istorinio regioninio parko lankytojų centrą ir aktyvias bendruomenės Butrimonyse, Jančiūnuose, Eišiškėse, Akmeninėje. Neabejotinai, kad akcijoje dalyvavo kur kas daugiau rajono gyventojų negu tų, kurie pasižymėjo apie akciją socialiniuose tinkluose. Aplinkos tvarkymas tai ne šiaip talka arba akcija, tai ilgalaikės tradicijos kūrimas ir bendruomeniškumo stiprinimas. Tai įsipareigojimas savo, kitiems, aplinkai, gamtai, kurioje gyvename. Sakyčiau, kad tai vienas iš būdų ugdyti sąmoningumą, investuoti į mūsų ateitį, į mūsų aplinką. Labai džiaugiuosi, kad dalyviai dalyvavo ne dėl dovanų, o dėl švaresnės ir gražesnės aplinkos. Juk Šalčininkų rajonas švarus. Žydintys krūmai ir žaliuojantis medeliai primins ne tik apie pavasarį, bet ir apie žmonių vienybę bei norą kurti gražesnę ateitį. Aplinkos tvarkymas – tai ne vienkartinė akcija. Tai mūsų visų atsakomybė, mūsų investicija į rytojų, mūsų pagarba gamtai ir vieni kitiems. Tikimės, kad ateityje prie šios tradicijos prisijungs dar daugiau dalyvių. Tegul Šalčininkų rajonas ir toliau žydi, švarus, gražus ir bendruomeniškas. Iki kitų pavasario talkų.